Labą šeštadienį visiems Lietuvos moterų krepšinio lygos gerbėjams. Sveikiname su jumis iš Klaipėdos ir čia tuoj pat prasidės Klaipėdos Fortūnos ir Kauno Hoptrans Sirenų susitikimas. Kol kas geriau šiame sezone atrodo Kauno rajono ekipa. Kauno Hoptrans Sirenos, jos yra iškovojusios 14 taškų bei su 5 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais. Taigi teigiamų pergalių ir pralaimėjimų balansų rikiuojasi 4. vietoje. Klaipėdos Fortūna yra paskutinė šiame sezone, 7. komanda Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Tiek tų ekipų šiame sezone ir liko aukščiausiame moterų krepšinio divizione Lietuvoje. Klaipėdos Fortūna yra iškovojusi 2 pergalės ir patyrusi 7 pralaimėjimus. Tikrai nekoks sezonas praėjusių metų bronzos medalio laimėtojams. Jos, aišku, ryškiai atjaunėjusios ir dėl šios priežasties visiškai paaiškinamas būtent toks Klaipėdos Fortūnos startas. Kova dėl ginčo kamulio ir pirmosios su kamuliu šiose rungtynėse bus Kauno Hoptrans Sirenos. Po to, kai kamuolys nuo klaipėdiškių atsiduria už aikštelės ribų. Klaipėdos komandoje starto 5 rungtynės pradeda Agnė Černeckytė, Roberta Vizgerytė, Kristė Druskytė, Justina Matuzonytė ir Simona Dobrovolskytė. Tuo metu Kauno Hoptrans Sirenų startinė sudėtis susideda iš Kornelijos Balčiūnaitės, Rasos Žemantauskaitės Matlašaitienės, Ievos Prieskenytės, Gintarės Jasiunskaitės ir Rasos Knyzaitės. Čia pirmieji taškai ir pirmosios tuos taškus pelno, netgi sakyčiau, pirmojų bandymų Hoptrans Sirenos. Pirmoji ataka jų šiose rungtynėse, 2 taškai, tačiau čia pat 2 taškais atsako ir Agnė Černeckytė. Vos nepavyksta perimti kamuolio čia, tačiau iš karto po to galbūt ir šiek tiek sėkmė nusišypso Kauno Hoptrans Sirenoms. Gintarė Jasiunskaitė gauna galimybę paleisti kamuolį į krepšį laisvą ir jį pataiko, nors labai arti perimto kamuolio buvo Kristė Druskytė. Čia prarastas kamuolys, o po to pražanga. Justina Matuzonytė prasižengė pirmąjį kartą. Kauno Hoptrans Sirenos ir Klaipėdos Fortūna atidarė Lietuvos moterų krepšinio lygos sezoną būtent rungtynėmis tarpusavyje. Tada 68-45 Garliavoje be didesnių sunkumų savo varžovės įveikė Kauno Hoptrans Sirenos. Šiandien jos taip pat be jokios abejonės yra rungtynių favoritės, tačiau klaipėdiškės galbūt gali pasinaudoti namų aikštelės pranašumu. Aišku, ankstyvas šeštadienio laikas, tikrai nedaug žiūrovų yra susirinkę stebėti šio mačo. Prieš tai Jasiunskaitė prametė, klaida kitoje aikštelės pusėje, klaida atsako ir pati Gintarė Jasiunskaitė, bandžiusi pabėgti į greitą puolimą, ji sužingsniuoja. 8 minutės 20 sekundžių dar iki pirmojo kėlinio pabaigos, sužaista daugiau nei 1 minutė, beveik 2, 5-2 kol kas. Kauno Hoptrans Sirenos pirmauja žaisdamos svečiuose. Šiandien tai yra vienintelis vykstantis Lietuvos moterų krepšinio lygos susitikimas. Čia perimtas kamuolys iki galo ir 2 taškai, kuriuos pelno Kornelija Balčiūnaitė, Kauno Hoptrans Sirenų komandos kapitonė. Sužaidžia energingai Kornelija Balčiūnaitė ir perimusi kamuolį aikštelės viduryje nesutinka pasipriešinimo, skubėdama varžovių krepšio link. 2 jos taškai ir dar labiau tokiu būdu išaugo Kauno Hoptrans Sirenų persvara. Pražanga dabar prieš Justiną Matuzonytę. Ji bando sužaisti nugarą į krepšį prieš Ievą Prieskenytę.
ir 2 Justinos Matuzonytės baudų metimai. Pirmasis netaiklus, Justina Matuzonytė šiame sezone yra daugiausiai baudų metimų metanti Klaipėdos Fortūnos krepšininkė, tačiau ji pataiko vos 60% tokių metimų, taigi nėra pats patikimiausias ginklas nuo baudų metimo žymos. Justina Matuzonytė dabar įprastų savo stiliumi, ji pataiko 1 baudos metimą iš 2. Hoptrans Renų atsakymas, Rasa Knyzaitė pradeda savo ekipos ataką. Rasa Knyzaitė 16-metė krepšininkė šį sezoną žaidžianti kiek prasčiau netgi negu praėjusi Kauno Hoptrans Sirenų ekipoje. Aišku, šiek tiek sustiprėjusios yra Sirenos, dabar sustiprėjo dar labiau po to, kai Santo Kockytė praėjusių metų LMKL vicečempione tapusi krepšininkė, žaisdama už Marijampolės Sūduvą, prisijungė jį grįžus iš Ispanijos, kur neįsitvirtino prie Kauno Hoptrans Sirenų, ir gynėjų grandyje, aišku, nuo to konkurencija dar didesnė. Keliomis nesėkmingomis atakomis apsikeičia komandos. Agnė Černeckytė iki galo 2 taškai. Pražanga Kristai Druskytei, tai yra antroji Klaipėdos Fortūnos komandinė pražanga. Na, o čia mano minėta Santo Kockytė keičia Rasą Knyzaitę. Rasa Knyzaitė, žinoma, kaip tokio amžiaus žaidėja, demonstruoja tikrai solidų žaidimą. Per rungtynes vidutiniškai mesdama po beveik 9 taškus. Čia 3 taškai. Gintarė Jasinskaitė toliau tęsia gerą savo pasirodymą. Tęsiant apie Rasą Knyzaitę, ji pelno 8,2 taško. Jeigu būtume visiškai tikslus vidutiniškai, beveik 3 rezultatyvus perdavimai, beveik 2 atkovoti kamuoliai per rungtynes. Tačiau pernai Rasa Knyzaitė rungtyniavo, būdama metais jaunesnė, kiek geriau, ir tai darė per panašų praleistų minučių kiekį aikštelėje. Taigi išvadas daryti galbūt ankstoka, tačiau ypatingo progreso nesimato. Nesimato jo galbūt ir dėl to, kad nepaisant to, kad vienodai aikštelėje minučių skaičių praleidžia Rasa Knyzaitė, vis dėlto šiais metais daugiau puolimo variantų turi Kauno Hoptrans Sirenos. Na, čia štai taip pabando Agnė Černeckytė. Kova dėl atšokusio kamuolio. Justina Matuzonytė ant parketo. Ginčas fiksuojamas čia. Keitimas Kauno Hoptrans Sirenų komandoje. Monika Petrauskaitė žengia į aikštelę, leisdama atsikvėpti Ievai Prėskinytei. Ieva Prėskinytė pradėjus rungtynę šiandien starto penkete, nieko, tiesą sakant, ir nespėjo nuveikti per praleistą laiką aikštelėje. Gyva rungtynių statistika apskritai panašu bent jau kol kas neegzistuoja. Pabandysime vadovautis tuo, ką pavyks pamatyti savomis akimis. Monika Petrauskaitė baudos aikštelėje, per aukštas jos metimas. Po to Justina Matuzonytė dar kartą stabdo savo varžovę, atkovoja kamuolį Klaipėdos Fortūna. Pražanga užfiksuota Gintarė Jasinskaitei, bandžiusi iškrapštyti kamuolį. Toje situacijoje tęsia savo ataką Klaipėdos Fortūna. Tiesiog į Kauno Hoptrans Sirenų sąskaitą įrašoma viena papildoma pražanga. Kristė Druskytė grąžina kamuolį už šoninės linijos. Agnė Černeckytė. Penkios minutės ir 17 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Lina Šalkus prašo savo auklėtinių neprasižengti ir ta taktika pasiteisina su kaupu. Baigėsi 24 sekundės. Justina Matuzonytė iš pradžių meta keistą neparuoštą metimą, kuris yra netaiklus, o atkovojusi kamuolį po krepšių jos kolegė gauna bloką. Berods tai buvo Roberta Mizgirytė, bijau suklysti. Grąžins kamuolį Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė dabar į aikštelę.
Akvilė Baronėnaitė taip pat pasirodė Kauno Hop Transreno komandos gretose, Monika Petrauskaitė. Būtų turėjusi neblogą galimybę, jeigu būtų pagavusi kamuolį iš karto, viskas pasibaigė klaida po netgi kelių rizikingų perdavimų, praranda kamuolį ir Klaipėdos Fortūna, klaidų virtinė šių rungtynių pradžioje, jeigu atmintis neapgauna, tai lygiai taip pat. Ir mačas Kaune prasidėjo tarp šių dviejų komandų dar pačiame Lietuvos moterų krepšinio lygos sezono starte. Kornelija Balčiūnaitė netaikliai, Agnė Černeckytė ima kamuolį, ji dabar organizuoja Klaipėdos Fortūnos ataką. Klaipėdos Fortūnai tokia mačo pradžia galbūt ir nėra pati blogiausia. 10-5, tikrai ne tas rezultatas, kuris baugintų. Ir šansas galbūt bent jau iš pradžių nepaleisti savo varžovių. Keitimas Klaipėdos Fortūnos ekipos gretose, ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdasi Simona Dobrovolskytė, vietoje jos aikštelėje Brigita Gudelionytė. Dešimt sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Černeckytė šauna tolimą metimą, jo nepataiko. Justina Matuzonytė pasidarbuoja kovodama dėl kamulio, ne jai bus įrašytas šis atkovotas kamuolys, o Kristai Druskytei, tačiau bet kokiu atveju Justina Matuzonytė nusipelno pagarbos už darbą atitveriant savo oponentes, po to tolimo metimo nepataiko. Roberta Mizgerytė netikslių metimų atsako ir Kauno Hop Transrenos. Iki galo Justina Matuzonytė, dar viena pražanga prieš ją. Dviejų baudų metimų stos mesti Justina Matuzonytė, šiandien ji prie baudų metimo linijos jau buvo ir tada pataikė vieną metimą iš dviejų. Rasa Knyzaitė grįžta į aikštelę kartu su Gintarė Jasinskaitė. Monika Petrauskaitė ir Rasa Žemantauskaitė Matlašaitė keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Penkias komandinės pražangas jau turi Kauno Hop Transreno, savotiškas, na netgi nesavotiškas, tiesioginė to žodžio prasme, pliusas Klaipėdos Fortūnai, klaipėdiškės prasižengusios vos 2 kartus ir tai reiškia, kad jos sau gali gynyboje leisti šiek tiek laisvės, kai kaunietės kiekvieną kartą bus baudžiamos baudų metimais. Justina Matuzonytė pataiko vieną baudą iš 2. Santo Kockytė pradeda Kauno Hop Transreno ataką, ji labai sėkmingai debiutavo rungtynėse prieš Šiaulių universitetą. Šiaulių universitetas taip pat kaip ir Klaipėdos Fortūna yra lygos outsiderių ekipa, viena pergalė 10 pralaimėjimų, ten netgi kiek geresnis Klaipėdos Fortūnos rezultatas su 2 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais. Dabar dar viena Kauno Hop Transrenų klaida. Santo Kockytė, tęsiant apie jos pasirodymą prieš Šiaulių universitetą, tada pelnė netgi 25 taškus. Ir kol kas toks yra jos vidurkis Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Šiandien šansas jį dar labiau pataisyti arba susigadinti. Čia priklausys žinoma nuo Santos Kockytės pasirodymo, tačiau atrodo, kad jos forma gera ir bent jau sprendžiant iš pirmųjų Lietuvoje šį sezoną jos sužaistų rungtynių, Santa Kockytė gali atrodyti bent jau taip pat neblogai, kaip praėjusiame sezone. Žaidė į Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje, Europos moterų krepšinio čempionate vykusiame šią vasarą. Taip pat neblogai atrodė ten. Santo Kockytė neblogas ir pačios rinktinės pasirodymas per plauką neprasibrovė į pusfinalį lietuvės. Ir Santo Kockytė buvo svarbi tos komandos dalis. Dabar vėl 2 baudų metimus buvo gavusios progą mesti Klaipėdos Fortūnos krepšininkės. Pataikė vieną baudos metimą iš 2 Dovilė Štrimaitytė, tačiau po to atkovotas kamuolys puolime, 2 taškai ir Klaipėdos Fortūnos komandos deficitas mažėja iki vieno vienintelio taško, 10-9. Priekyje vis dar Kauno Hop Transrenas. Pražanga prieš Rasą Knyzaitę, galbūt ir ne pats blogiausias sprendimas. Brigita Gudelionytė praleido savo oponentę, turėjo vos 2 komandinės pražangas Klaipėdos Fortūna, todėl buvo galima leisti savo užsidirbti trečiąją, nesukuriant jokių ypatingų neigiamų padarinių savo komandai. O Kockytė iš vidutinio nuotolio per ilgas. Santos Kockytės metimas, pražanga Rasai Knyzaitei ir 2 baudų metimai. Visiškai nereikalinga pražanga.
bandymas pasitikti varžovės iš arti, tačiau turbūt ne pats protingiausias sprendimas. Spaudimui priežasčių ypatingų tikrai nėra, o toks agresyvumas nuo šiol kainuoja baudų metimus. Nepataiko pirmosios baudos Brigita Gudelionytė. Antroji taip pat netaikli. Dovilė Strimaitytė kovodama dėl kamuolio. Prasižengia ketvirtąjį, uždirba tiksliau ketvirtąją komandinę pražangą savo ekipai. Na, o Akvilė Baronėnaitė gauna pylos iš Lino Šalkaus. Liepia vyriausiasis komandos treneris sulenkti kojas ir nugarą, ginantis savo auklėtiniai. Baronėnaitė atlieka perdavimą Knyzaitė. Knyzaitė atmeta kamuolį prie 3 taškų linijos Kornelijai Balčiūnaitė. Dabar Kornelijos Balčiūnaitės užtvara. Rasa Knyzaitė. Santa Jokockytė. Jokockytė agresyviai iki galo. Tai puikiai sugeba 2 Santos Jokockytės taškai. Ir po trumpo taškų bado vėl pasižymė Kauno Hoptrans Arenos 12-9. Černeckytė. Susikeitimas gynyboje, gauna kamuolį ir išprovokuoja pražangą Roberta Mizgerytė. Akvilė Baronėnaitė pavyksta pirmojų žingsnių įveikti vėlgi Robertai Mizgerytei, po to Rasa Knyzaitė jau priversta stabdyti savo varžovę pražangą ir Akvilė Baronėnaitė ir toliau mokosi iš Lino Šalkaus pastabų, turi jį tokią galimybę dabar. Pirmąją baudą pataiko Roberta Mizgerytė, suklydo tiesą sakant gynyboje Akvilė Baronėnaitė. Susikeitė su komandos drauge tam, kad gintųsi prieš Robertą Mizgerytę. Po to dar sugebėjo Robertą Mizgerytę paleisti ir palikti Rasai Knyzaitei. Rasa Knyzaitė prieš įsibėgėjusią oponentę neturėjo ypatingų vilčių. Abi baudos taiklios. Nesėkminga Kauno Hoptrans Arena ataka. Černeckytė. Numeta kamuolį į Simonai Dobrovolskytei. Simona Dobrovolskytė, sunku pasakyti, ar pati gerai žinojo, ką darė, tačiau viskas gerai, kas gerai baigėsi. 2 taškai. Jie įrašomi į Dovilę Štrimaitytės sąskaitą. Ir Klaipėdos Fortūna jau priekyje 13-12. Pakeitė Akvilė Baronėnaitė. Ieva Prėskienytė grįžusi į aikštelę ir dabar jį pelno pirmuosius savo taškus. Pavyksta pereiti į varžovų aikštelės pusę Klaipėdos Fortūnai. Černeckytė iš krašto 3 taškai. Puiki Klaipėdos Fortūnos komandos atkarpa. Dabar jau 16. Keturiolika. Sekundžių iki kėlinuko pabaigos, kamuolys atiduodamas. Klaipėdos Fortūnai ir visas likęs laikas priklauso aikštelė šeimininkėms. Černeckytė, atmestas kamuolys atgal, iš toli labai netaiklus Brigitos Gudelionytės metimas. Ir po pirmųjų 10 minučių 16-14 priekyje Klaipėdos Fortūnos komanda.
Kągi, grįžtame į Klaipėdą, čia 16-14 po pirmojo kėlinio, kol kas geriau sekasi, kad ir kaip. Nuostabu, galbūt tai būtų ta prasme, kad netikėta Klaipėdos Fortūnos ekipa. Ji pirmąjį susitikimą savo varžovėms pralaimėjusi beviltiškai, dabar kandžiojasi ir priešinasi. Na, tiesą sakant, ne vienerios buvo tokios rungtynės, kai savo varžovės bandė palaužti ir nedaug iki to pritrūko Klaipėdos Fortūna. Nepaisant to, kad yra turnyrinės lentelės dugne klaipėdiškės, jos nėra ta tokia komanda, iš kurios tyčiojasi visi, kas netingi. Šiame sezone pražanga Rasai Žemantauskaitei Matlašaitiniai ir ta pražanga yra nesportinė. Į greitą ataką po perimto kamulio pasileido Klaipėdos Fortūna, apskritai labai nerezultatyvi ekipa šiame sezone metanti vidutiniškai vos po 56 taškus. Šiandien demonstruoja gan neblogą puolimo ritmą Klaipėdos Fortūna, dabar 18-14, 2 baudų metimai taiklus ir dar su kamuoliu bus Klaipėdos Fortūna. Matuzonytė. Prarastas kamuolys į greitą ataką, dabar jau skuba Kauno Hoptrans Renos, Santo Kockytė iki galo, gal kiek ir per drąsiai, nepavyksta pataikyti jai, kamuolį atkovojo taip puikiai daryti mokanti Kornelija Balčiūnaitė, tačiau Kornelija Balčiūnaitė taip pat nepataiko, perdega ir Klaipėdos Fortūna, na dabar 3 taškai, Kristė Druskytė ir jau 21-14, 20-14 visgi mynė tritaškio liniją Kristė Druskytė. O čia jau atsiranda ir skanduojančių gynyba. Pražanga prieš Rasą Žemantauskaitę Matlašaitinę. Netokia ir švelni pasirodo Klaipėdos Fortūnos gynyba. Santo Kockytė, kadangi ta pražanga įrašyta nemetimo metu, grąžina kamuolį iš už šoninės linijos. O Kockytė Knyzaitei. Simona Dobrovolskytė prasižengė, antroji Klaipėdos Fortūnos komandinė pražanga sužaidus vos kiek daugiau nei minutę. Antrajame kėlinyje. Klaipėdos Fortūna per tą minutę spėjo pelnyti 4 taškus be atsako. Knyzaitė. Iki galo labai gražus perdavimas Kornelijai Balčiūnaitei. Na, to iki galo nepavadinsi galbūt. Veržėsi Rasa Knyzaitė po krepšių ir tada surado laisvą Kornelija Balčiūnaitė po to, kai buvo sudvigubinta gynyba prieš pačią Rasą Knyzaitę ir 2 Kornelijos Balčiūnaitės taškai. Netikslus metimas. Santo Kockytė. Klaipėdos Fortūna abi savo pergalės šiame sezone iškovojo prieš Šiaulių universiteto ekipą, prieš tą vienintelę komandą, kuri su retomis išimtimis nežiba šiame sezone. Turėjo geras rungtynes, šiaulietės tiesa prieš Aistės. Tada persvara buvo netgi daugiau negu įtikinama, vėliau atgimė intriga mačo pabaigoje, na tačiau pirmąją pergalę įsivežė. Visgi iš Kauno tada Šiaulių universitetas, o čia Santo Kockytė, jos tolimas tačiau dvitaškis metimas, 20-18 ir mes esame priversti išsiskirti minutės pertraukėlei.
Kągi, Vilius Stanišauskas, vyriausiasis Klaipėdos Fortūnos komandos treneris, paprašo minutės pertraukėlės. Tos minutės pertraukėlės jam prireikia po to, kai rezultatų 4-0. Atsakydamos į tokį patį klaipėdiškių spurtą, spurtuoja Kauno Hoptrans Renos. Dabar rezultatas skirtumas, tiksliau toks pat, kai buvo po pirmojo kėlinio. 2 taškai skiria ekipas, sužaistos kiek daugiau nei 2 minutės. Antrajame rungtynių kėlinyje Kristė Druskytė prieš tai pataikė iš toli, pabandė ir dabar atakuoti jį, tačiau nepavyksta pataikyti Kristė Druskytei ir su kamuoliu Kauno Hoptrans Renos. Okockytė. Kornelijos Balčiūnaitės užtvara, Santa Okockytė nepataiko, kaip paklaidištai grūdas nukrenta kamuolys Santai Okockytei į rankas. Rasa Knyzaitė. Okockytė net neliečia lanko jos mestas kamuolys, atsiprašo komandos draugių mosteldama ranką Santa Okockytė. Rungtyniaujanti su Agnės vardu ant marškinėlių. Černeckytė. Robertos Mizgerytės bandymas, jį nepataiko pirmuoju bandymu, nepataiko antruoju, nepataiko trečiuoju. Justina Matuzonytė kovoja dėl kamuolio ir sugeba išplėšti ginčą. Žinoma, pati būtų labiau norėjusi išplėšti kamuolį iš Ievos Preskinytės rankų. O čia Justina Matuzonytė, skylė po varžovių krepšių, 2. Justinos Matuzonytės taškai. 1 iš 3. Aukščiausių krepšininkų Lietuvos moterų krepšinio lygoje, 2,5 m yra Kristina Elminaitė, 1,96 m Daugilė Šarauskaitė iš Vilniaus kibirkšties, o Justina Matuzonytė 1,95 m ūgio. Ta pranašumą turi Klaipėdos Fortūna šiandien, turiuomenyje ūgio pranašumą po krepšių. Žemantauskaitė Matlašaitinė nepataiko. Šį kartą Justinai Matuzonytei taip gerai jau nepasiseka dominuoti po varžovių krepšių. Ir rezultatas lieka koks buvęs. Po šios Klaipėdos Fortūnos atakos 22-18 Balčiūnaitė nedaug trūko iki 2 taškų su pražanga, tačiau yra tik pražanga. Pirma bauda taikli. Antroji taip pat. Akvilė Baronėnaitė gauna dar vieną šansą iš Lino Šalkaus parodyti, ką moka. Pirmojų bandymų per pirmąjį savo pasirodymą aikštelėje to padaryti nepavyko Akvilei Baronėnaitei. Dabar Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė šauna iš krašto, nepataiko, o Justina Matuzonytė vėl palikta laisva po krepšių. Šiandien Kauno Hoptrans Renos stipriai šlubuoja po varžovių krepšių jų baudos aikštelėje. Knyzaitė, Matlašaitinė, Okockytė laisva. Ir nepataiko Santa Okockytė. Vasarą žaisdama už Lietuvos moterų krepšinio rinktinę netokių metimų prišaudė. Rasa Knyzaitė netaikliai. Ir Justina Matuzonytė atkovoja kamuolį.
24-20 kol kas Klaipėdos Fortūna gan stabiliai ir gan užtikrintai atrodo visų rungtynių metu. Tik pagyriau ir iš karto klaida. Bandom perduoti kamuolį. Rasa Knyzaitė. Žingsniai. Keitimas Kauno Hoptrans Renų komandos gretose. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė keliauja pailsėti, vietoje jos Gintarė Jasiunskaitė. Černieckytė. Dabar kamuolys vėl Justinos Matuzonytės rankose, netgi dvigubinama gynyba prieš Matuzonytę. Buvo krašte laisva, Simona Dobrovolskytė ir gali pataikyti iš toli, tačiau viskas pasibaigė klaida. Laiku nepastebėta Simona ir dabar į greitą ataką nuskubėjusios Hoptrans Renos pagaliau pelno taškus. Santo Kockytė berods trečiuoju savo komandos bandymų iš vidutinio nuotolio pataiko metimą ir pataiko jį pasitelkusi šiek tiek sėkmės. Štai čia iš po krepšio. Erika Krekždytė pro šalį. Baronėnaitė. Klysta. Abu treneriai iš tikrųjų turi būti priežasčių nepatenkinti. Labai daug žaidybinio broko, tačiau didesnį psichologinį diskomfortą visgi turėtų jausti Lina Šalkus ir Kauno Hoptrans Renos. Jos gan netikėtai nesėkmingai pradeda susitikimą. Černieckytė, žiupsnelis avantiūrizmo, tačiau nieko iš to. Jasiunskaitė nepataiko ir Gintarė Jasiunskaitė, viena iš patikimesnių Kauno Hoptrans Renų snaiperių tiek šiandien, tiek viso sezono metu. Čia pražanga, šiame kėlinyje daugiau problemų dėl pražangų turi Klaipėdos Fortūna. Kauno Hoptrans Renos vos antrąjį kartą prasižengia kaip komanda antrajame ketvirtyje, tačiau tai yra jau trečioji asmeninė pražanga Rasai Knyzaitei. O, gražu, labai gražu. Šitą tikrai iškirpsim, šitas tikrai bus kur nors YouTube'e, Facebook'e ir panašiuose kanaluose. 26-22. Gudriai žaidžia Brigita Gudelionytė, išmesdama kamuolį į varžovės nugarą ir po to užbaigdama metimą dvitaškių iš po krepšių. 26-22. Po to pražanga prieš Rasą Knyzaitę, kuri prieš tai pati prasižengė rengiant ataką Klaipėdos Fortūnai. Pirmosios baudos nepataiko Rasa Knyzaitė. Šiame sezone nuo baudų metimo linijos vidutiniškai atakuojanti 54 vos procentų taiklumu, kaip gynėjai tikrai labai nekoks rezultatas. Viena iš dviejų baudų taikli, viskas dėsninga. 2 minutės 58 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos ir ilgosios rungtynių pertraukos. Su kamuoliu liks Klaipėdos Fortūna, nepaisant to, kad vos nesuklumpa išsimesdamos kamuolį. O dabar minutės pertraukėlė Klaipėdos Fortūna. Dvidešimt 23 taškų Klaipėdos Fortūnos komandos persvara, 2 minutės 55 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Vilius Stanišauskas buvo paprašęs minutės pertraukėlės, taip išnaudodamas jau antrąją savo pertraukėlę šiandien. Kol kas
Nė vienos neprašė Linas Šalkus, nors jo komandai kartais tų minutės pertraukėlių reikėjo ir labiau. O čia 8 sekundės. Nepavyksta persivaryti kamuolio į varžovų aikštės pusę Klaipėdos Fortūnai. Šansas priartėti Kauno Hoptrans Renoms. Na, komandos ir taip per visas šias rungtynes arti viena kitos, tačiau nieko iš to gero Kauno Hoptrans Renoms, kurios atvažiavo į rungtynes kaip favoritės, o dabar prameta ir tokius štai metimus. Monika Petrauskaitė nepataikė iš gal 2 metrų, o Brigita Gudelionytė po to atiduoda paslaugą sužingsniuodama vos po to, kai atkovojo kamuolį. Iškart po to, kai atkovojo kamuolį. Santo Kockytė iš vidutinio nuotolio. Šiandien drąsi kaip visada Santo Kockytė, tačiau nepataiko. Jau kelintą kartą, neturiu oficialios rungtynių statistikos. Gyvų pavydalų ji nepateikiama. Todėl kažkas aiškesnio, kiek visgi kas metė ir daugiau kitos statistikos bus tik po ilgosios pertraukos. Dabar Brigita Gudelionytė 2 taškai, 28-23. Kauno Hoptrans Renoms išvaiščius porą beveik tobulų progų. Už tai tenka sumokėti. Akvilė Baronėnaitė. Žingsniai. Dar kartą. Neskaičiavau, nedėjau brūkšniukų, bet gali būti, kad jeigu būčiau tai daręs, būtų pasibaigęs tušinukas. Kalbu apie Kauno Hoptrans Renų komandos klaidas. Kauno Hoptrans Renos klysta daugiau negu gali sau leisti bet kurį krepšinio komandą, pradedant moksleivių krepšinio lygą, baigiant NBA. Bent jau toks įspūdis susidaro. Kol kas labai daug nesusipratimų ir perskubėjimo Kauno Hoptrans Renoms puolant. Baronėnaitė. Pražanga prieš Santo Kockytę. Justina Matuzonytė grįžta į aikštelę, vėl aukštėja Klaipėdos Fortūnos penketukas. Roberta Mizgerytė keliauja atsikvėpti. Pataiko pirmąją baudą Kockytė. Antrąją taip pat. Prieš paskutinę pirmosios rungtynių pusės minutę. Justina Matuzonytė sužingsniuoja. Buvo priekyje 2 komandos draugės, tikrai būtent tai buvo tas variantas, kurį norėjo įgyvendinti Justina Matuzonytė, turiu omenyje perdavimą į priekį, tačiau nespėja. Prieš tai sužingsniuoja Justina Matuzonytė, Vilius Stanišauskas aišku nori pražangos varžovėms ir už tą norą yra įspėjamas rungtynių arbitrų dėl techninės pražangos. Kol kas ta techninė pražanga neskiriama, o čia skiriama paprasta prieš Akvilė Baronėnaitė. Dovilė Štrimaitytė. Šiandien aikštelėje nepraleido ypatingai daug laiko, tačiau jau suspėjo prasižengti 3 kartus. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Brigita Gudelionytė ir Simona Dobrovolskytė, Agnė Černieckytė ir Kristė Durskytė. Komandos kapitonė vietoje šių 2 žaidėjų. Pirmąją baudą pataiko Akvilė Baronėnaitė. Antroji skrieja pro šalį. Druskytė puikus, perdavimas Agnė Černieckytė. Agnė Černieckytė nepataikė per save, o čia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Jos netaiklus metimas, proga vėlgi buvo ideali. Kauno Hoptrans Renos gali pasidžiaugti tik tuo, kad lieka su kamuoliu. Linas Šalkus nelabai ko ir džiaugiasi. 5 sekundės
negana to. Negana iššvaistytos tiesiog tobulos progos pataikyti, o čia klaida. Vėl Kauno Hoptransrenas įgyja galimybę reabilituotis, nepataiko Gintarė Jasinskaitė. Klaipėdos Fortūna galbūt šį kartą sėkmingai grąžins kamuolį į aikštelę. Černeckytė. Na štai, prašau, dar viena klaida. Nesibaigia nei vienos, nei kitos komandos problemos. Tiesą sakant, niekaip tiesiog. Dabar Kauno Hoptransrenos varžovės publikai drąsinant gintis, bando surengti ataką ir tas drąsinimas panašu, kad suveikė, apsigina Kauno Hoptransrenų varžovės ir po to pataiko iš krašto Dovilė Štrimaitytė, 31-26. Besibaigiant antrajam kėliniui po tų dviejų kėlinių 31-26, kaip minėjau, 5 taškų skirtumas ir Klaipėdos Fortūna kol kas turi daugiau priežasčių džiaugtis, tačiau niekas čia nepaaiškėja per pirmasias 20 minučių, 5 taškų skirtumas, kad ir moterų krepšinyje tikrai nieko nereiškia, todėl likite su Delfi TV ir toliau mėgaukitės intriga. Describe yourself as a person. I would describe myself as being a very strong woman, feisty as a basketball player, encouraging of my teammates, competitive, always bringing that fire and passion to the game. What do you enjoy the most in the life of a basketball player? Just being able to travel the world, you know, seeing different countries. In a few weeks, I'll be taking a trip to Greece on our break. So, you know, just pretty much the experience, you know, being able to get out of the United States and, you know, see what other countries have to offer. What is your motto? If it is to be, it is up to me. It's a motto my mom instilled in me when I was a child. Anything I want to do, I can put my mind to it and, you know, make sure it gets accomplished. What are your authorities in basketball or maybe off the court? As far as like authorities, what do you mean authorities? People that you look up to. Kobe Bryant is one of my favorite players. Obviously, I know he's going out, you know, the next couple of years, so I think I'm going to pass the reins on to maybe Russell Westbrook. I think him and Kobe were cut from the same cloth. I feel like they were, you know, two of the similar players, and I feel like, you know, Kobe stated in one of his interviews that Russell Westbrook is, you know, just as far as passionate about the game as he is. So I'm definitely going to have to say Kobe and Russell Westbrook. Maybe you have some authorities off the court as well, do you? Absolutely. I would say my parents. Parents been together for a very long time. You know, always there for me at every single basketball game, supporting me in everything I wanted to do, regardless if I wanted to play basketball or pursue my career with my college degree. So, you know, pretty much my parents. Now more about your free time. What is the place where people can usually meet you? In Lithuania? At home. I haven't really got out much. I know it's a beautiful country. The weather is a little different. But if I was in California, where I'm actually from, I would say the beach. It's somewhere, you know, it's California people, we hang out, have fun, go with our families and things like that. What are your main interests besides basketball? Probably in professional interests.
Oh, okay. Well, received my degree in criminal justice, my bachelor's degree. So I would say my professional interests are, anything with the criminal justice background. Always wanted to be some type of, child probation officer. Always helping the people, never trying to, bring them down or hurt them. So I would definitely say something that would have me apply my degree to, helping people in life. Now about the city, how do you like Cholet? I enjoy Cholet. I enjoy everyone in Cholet. Very friendly, very good atmosphere. Really small town, so everyone kind of knows me around there. Always stopping and taking pictures, and wanting to know why I'm there and who I play for. So I enjoy it a lot. How do you spend your free time here? I'll go to the movies with my teammates. I'm really close to a couple of men's players, so we're all from the same part of the world. So just hanging out, not doing too much. It's basketball season. I'm pretty locked in, so Have you made any friends yet? Yeah, I have. Pretty much just my teammates. I kind of keep it close knit, but besides that, I kind of stay to myself more so. Yeah. Since the holidays are coming, what would be your New Year resolution? New Year's resolution, let me think. Probably continue to be, try to bring positive energy at all times, especially on the court. I think sometimes, my feisty attitude is like, like a misconception like on the court. So I think just pretty much continue to bring that positive energy, positive vibes, to the basketball court, translate it through my teammates and stuff like that with being a leader, continue to just lead the team to success and win some games here. And now a wish to your fans. Wish to my fans, just keep supporting me. I'm all the way in Lithuania. UNLV fans from back home, just pretty much stay with me here. I'm still trying to make it back to the United States. That's my main goal, but I enjoy being here. Kodėl sulaukęs aisčių skambučio pasakė taip? Todėl, kad visų pirma pasirodė įdomus uždavinys, tai vis dėlto Lietuvos moterų krepšinio lygos komanda. Antra, tai gimtojo miesto komanda. Pats esu iš Kauno ir paprasčiausiai labai sudomino šitas pasiūlymas. Ar turėjote kažkokių planų grįžti į Lietuvos krepšinį ir viskas labai ekspromtu įvyko? Jų buvo visada. Ta prasme, noras pagal visada turėjau kontaktų čionais, jie niekada nenutrūko, lankydavausi įvairiose ir varžybose, kad būtent išeis moterų lygoje, čia yra gal kažkoks ekspromtas, bet tame patirties irgi turiu, dėl to galų gale sutikau su šiuo pasiūlymu. Kaip palygintume darbą užsienyje ir čia? Man atrodo, trenerio darbas yra iš esmės labai panašus. Labai panašus iššūkiai, labai panašus uždaviniai. Didelių skirtumų negaliu pasakyti. Tikrai ne. Man atrodo, sakau, nesvarbu treneris su kokio lygio komandom dirba, jo uždaviniai lieka tie patys. Koks tas Lietuvos moterų krepšinis? Moterų krepšinis, žinoma, turi savų kažkokios specifikos, niuansų savų, bet vėlgi pasikartosiu, krepšinis yra jisai visur daugiau mažiau tas pats. Gal šiek tiek krenta akis, kadangi mūsų, pavyzdžiui, būtent Aisčių komanda yra sudaryta pagrindai iš jaunų žaidėjų. Galbūt matosi toks individualaus meistriškumo, sakykime, trūkumas, bet šiaip iš esmės didžiulio skirtumo nematau. Jau prakalbom apie aistės, kokios tos aistės ir kokios norite, kad būtų, ar yra didelis atotrūkis tarp tikslo ir dabartinės situacijos? Na taip, vizija žinoma, vizija yra gana tolima ir gal netgi 2 ar 3 sezonam į priekį, kadangi, kaip minėjau, tikrai jaunos žaidėjos. Yra, žinoma, laukia daug darbo, daug to, bet manau, ta vizija ir kelias yra dabar teisinga. Žinoma, žaidėjom tai irgi kažkoks naujas etapas ir galbūt nauji dalykai su naujų treneriu, kaip ir man, dar reikia ir įsivažiuoti ir susigyventi, taip sakant. Bet manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas. Dabar apie jūs patį, tapti krepšinio treneriu, šiaip buvo jūsų svajonė?
Taip, įvyko tikslingai ir studijavau Kūno kultūros akademijoje. Ir jau žaisdamas, jau galima sakyti, tam ruošiausi ir dar žaisdamas karjeros pabaigoje taip išėjo, kad ir žaidžiau, ir pradėjau treniruoti, tai toks perėjimas buvo gana tolygus. Be krepšinio, kokių dar turite pomėgių ir interesų? Oi, daug, neskaitant dar daug sportų domiuosi, futbolų, tenisų ir pats žaidžiu ir kultivuoju. Mėgstu žvejybą, mėgstu keliauti, skaityti. Bendrai toks didelis pomėgių ratas iš tikrųjų. Koks žmogus sporte arba galbūt konkrečiai krepšinėje padarė didžiausią įtaką? Iš užsieniečių ar iš lietuvių? Nesvarbu. Jeigu taip tiesiogiai dabar per daug negalvojant, sakyčiau Jordanas iš krepšinio, iš futbolistų Zidanas, iš teniso Federeris. Tokias, mano mėgstamiausi sportininkai. Tiek turbūt. Sakinys, kuris apibūdintų jūsų krepšinio filosofiją. Modernus, intensyvus, atletiškas, daug individualaus žaidimo, bet kuris veda į galutinį komandos rezultatą. Taip apibūdinčiau. Ir pabaigai palinkėjimas Lietuvos moterų krepšinio gerbėjams. Pirmas linkėjimas būtų turbūt ateiti į sales. Atėjo palaikymo, nes be laikymo. Žinoma, tas krepšinis turi būti, kad jisai traukti žmonės, bet todėl tokios palinkėčiau daugiau palaikymo ir daugiau tokio draugiško palaikymo. Kągi, grįžtame į Klaipėdą 31-26, čia 5 taškų skirtumą po 2 kėlinių, gan netikėtai. Turi Klaipėdos Fortūnos komanda, geriau atrodžiusi beveik visose srityse už savo varžovės, geriau ir metė klaipėdiškės dvitaškius metusi, tiksliau ne dvitaškius, o visus metimus iš žaidimo bendrai paėmus metusi 34% taiklumu, kai varžovės pataikė vos 27% savo metimų, taip pat tritaškius 2 iš 5 įmetė Klaipėdos Fortūna, vos 2 iš 10. Kauno Hop Trans Reno 7 iš 12 baudų realizavo klaipėdiškės, 6 iš 8. Hop Trans Renos dominavo po krepšiais. Aikštelės šeimininkės jos per pirmasis 20 minučių atkovojo 30 kamuolių, varžovės vos 19 klydo, tik daugiau Klaipėdos Fortūna, jaunesnė ekipa, 14 klaidų prieš 9, nors vienu metu atrodė, kad ir Kauno Hop Trans Sirenos klydo vieną kartą po kito, tačiau tokios atkarpos nekeičia bendros statistikos. Esmingai Klaipėdos Fortūna yra daugiau klystanti ekipa ir dabar pražanga puolime Justinai Matuzonytei. Nesėkmingai prasideda trečiasis kėlinys klaipėdiškiams, aišku, didelę nesėkmę to nepavadinsi, tačiau šioks toks, galbūt nuotaikos nepakeliantis dalykas, po to dar tritaškis Meigeras Saknizaitė. Pražanga. Jau ketvirtoji asmeninė Rasai Knizaitė. Rasa Knizaitė šiandien yra surinkusi 6 taškus, pataikiusi vieną dvitaškį iš 3, vieną baudą iš 2 ir vieną vienintelį mestą tolimą metimą. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jos Akvilė Baranėnaitė berods pasirodė aikštelėje, tiesą sakant, nepagavau to momento, Santa Kockytė iki galo 2 taškai iš po krepšio. Roberta Mizgerytė nepataiko, ima kamuolį Kornelija Balčiūnaitė, griebėsi už nugaros, viena iš Kauno Hop Trans Renų lyderių. Tikėkimės nieko rimto. Antroji asmeninė pražanga
Robertai Mizgerytei rezultatas jau lygus. Ir gali jį dabar persverti Kauno Hoptrans Arenos, tarsi naujai gimusios, pradėjusios trečiąjį kėlinį. Akvilė Baronėnaitė. Kur visa Klaipėdos Fortūnos gynyba? Galima klausti tik retoriškai, abejoju, ar pačios žino, ką darė tą akimirką klaipėdiškės. Na, dabar žino. Justina Matuzonytė, 2 taškai. Gerai įžaistas kamuolys į baudos aikštelę. 33. Akvilė Baronėnaitė. Išlygina rezultatą Kauno Hoptrans Arenos, jau turi, sakyčiau, psichologinį šiokį tokį pranašumą, na, tačiau to pranašumo ilgai neišlaikysi, jeigu pradėsi vaikščioti su kamuoliu, taip sako krepšinio išmintis, o dabar sužingsniuoja Santo Kockytė. Pražanga Ievai Prėskienytei, antroji komandinė Kauno Hoptrans Arenoms, antroji asmeninė pačiai žaidėjai, po 2 kartus abi komandos prasižengusios, toks gan klampus žaidimas, nepaisant tų kelių dinamiškų atakų, ypatingai iš Kauno Hoptrans Arenų pusės, kurių metu buvo pelnyti taškai. Kornelija Balčiūnaitė štai taip trukdo savo varžoviai perduoti kamuolį. Matuzonytė, Druskytė, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, tačiau net taip svarbu, nes kamuolys jau yra Kauno Hoptrans Arenų rankose. Pražanga prieš Santą Kockytę. Trečioji komandinė Klaipėdos Fortūnai ir trečioji asmeninė Simonai Dobrovolskytei. Jasunskaitė, Balčiūnaitė. Baronėnaitė. Sveiki atvykę į Nacionalinę krepšinio asociaciją. Tik tai čia tokie pasivaikščiojimai baigėsi teisėjų švilpukais. Roberta Mizgerytė pakelia nuotaiką Klaipėdos sporto rūmose, ypatingai suūžė Klaipėdos Fortūnos atsarginių žaidėjų suolelis. 35-33, šeimininkės vėl priekyje. Santo Kockytė. Išmuštas kamuolys, jai pati Santo Kockytė dėl nesuprantamų priežasčių nepabandė pasivyti to kamuolio. Agnė Černeckytė. Mizgerytė, dar 2 taškai. Ir 37-33 vėl atgauna didžiąją dalį turėtos persvaros Klaipėdos Fortūna. Na, tiksliau susigrąžina tą persvarą, niekas neatėjo ir neatidavė. Gintarė Jasunskaitė iš vidutinio nuotolio nepataiko. Kornelija Balčiūnaitė, Santo Kockytė laisva iš toli. 3 Santos Kockytės taškai ir skirtumas mažėja iki minimalaus. Černeckytė. Šį kartą nepavyksta įmesti kamuolio aukštą ūgį. Justina Matuzonytė buvo atitverta nuo kamuolio Santos Kockytės, o Santo Kockytė per pirmąją rungtynių pusę pataikiusi tik 3 metimus iš 12 iš viso, dabar visai siautėja. Trečiajame kėlinyje dar 2 Santos Kockytės taškai ir priekyje jau Kauno Hoptrans Arenos 38-37. Permainingas trečiasis rungtynių kėlinys. Justina Matuzonytė atiduoda kamuolį Kristai Druskytei. Roberta Mizgerytė vėl užsiima puikią poziciją baudos aikštelėje, tačiau šį kartą nepavyksta pataikyti Robertai Mizgerytei. Trūko nedaug, viskas buvo padaryta gerai. Čia nelabai. Dar viena Kauno Hoptrans Arenų klaida ir Santos Kockytės pražanga, stabdanti greitą varžovių išpolį. Negana to, tai yra jau 4. komandinė Kauno Hoptrans Arenų pražanga, ne ką mažiau turi ir Fortūna. 3.
Černeckytė. Justinai Matuzonytė. Na, reikėjo pataikyti. Tiesiog reikėjo pataikyti. Santo Kockytė, Monika Petrauskaitė stato užtvarą jai, Akvilė Baronėnaitė. Gintarė Jasinskaitė su kamuliu, vėl Akvilė Baronėnaitė. Gintarė Jasinskaitė kirto po krepšių, buvo galima pabandyti užaštrinti žaidimą ir įmesti kamuolį ten Gintarė Jasinskaitė. Juolab, kad tokia rizika kartais ir prastesnėse situacijose nebijo prisiimti tiek kaunietės, tiek klaipėdiškė šiandien. Akvilė Baronėnaitė besibaigiant atakai skirtam laikui bando atakuoti iš vidutinio nuotolio ir nepataiko. Čia dar viena pražanga ir dabar jau 2 baudų metimai. Kristė Druskytė. Eina arčiau tos vietos, kur žalia. Turiu omenyje baudos aikštelę, kurią nuo Kristės Druskytės dabar skiria baudų metimo liniją. Prie jos Kristė Druskytė 2 baudų metimai, 4 minutės 25 sekundės iki 3-ojo kėlinio pabaigos. Pataiko pirmąją baudą Druskytė. Ir antrąją taip pat. Vieno taško persvarą vėl turi Klaipėdos Fortūna. Pražanga prieš tai 2 baudų metimus sumetusiai Kristai Druskytei, 4-oji komandinė. Klaipėdos Fortūnai jau nebeturi to pranašumo prieš varžovės klaipėdiškės. Komandinių pražangų turiu omenyje. Jasinskaitė 3 baudų metimai. Jasinskaitė pataiko pirmąją baudą. Šansas vėl įsiveržti į priekį Kauno Hoptrans Arenoms. Antroji bauda taip pat taikli. Ir trečioji taip pat. Iki galo, vėl gynyba kiaura, tik šį kartą jau ne Klaipėdos Fortūnos, o Kauno Hoptrans Arenų 8-asis Dovilės Štrimaitytės taškas. Trys taškai kitoje aikštelės pusėje. Spėkite, kas prabyla, krepšininkė, kurios šiandien beveik nesimatė ir kuri nežaidė apskritai. Pirmoji rungtynių pusėje Erika Liutkutė. Kornelija Balčiūnaitė prasižengė vaikydamasi Simoną Dobrovolskytį ir tiesiog siunčia ją prie baudų metimo linijos, suteikdama galimybę 2 niekieno netrukdomiems taškams. Pirmasis iš tų taškų yra. Antroji taip pat bauda taikli. O čia jau Kauno Hoptrans Sirenos pelno taškus 46-43, 3 taškų. Svečių pranašumas 8 taškais laimi 3-ąjį kėlinį Kauno Hoptrans Sirenos. Geras perdavimas ir 2 taškus pelno Dovilė Štrimaitytė, apskritai žaidžianti puikias rungtynes. Jau 10 taškų.
Dovilė Štrimaitytė sąskaitoje. Vidutiniškai ji tų taškų meta po kiek daugiau nei 2 per rungtynes. Šiandien susvarbėjęs vaidmuo komandoje, gauna kamuolių Dovilė Štrimaitytė ir naudojasi suteiktomis progomis. Ketvirtoji Simonos Dobrovalskytės pražanga, ji pirmoji tokia. Klaipėdos Fortūnos komandos gretose Santa Okockytė prie baudų metimo linijos. Santa Okockytė šiandien yra pelniusi 15 taškų, pataikiusi abu mestus baudų metimus. Trečiasis taip pat yra. Ir antrasis. Šis iš šios serijos baudos metimas bei ketvirtasis apskritai. Tikslus pražanga Erikai Liutkutei. Pataiko pirmąją baudą Gudelionytė. Abi baudos taiklios. 47-48, taškas į tašką. Toliau tęsiasi susitikimas. Santa Okockytė. Balčiūnaitė iki galo nepavyksta pataikyti Kornelijai Balčiūnaitei. Jos nuomonė trukdė tam oponentės, tačiau kamuolys yra atiduodamas Klaipėdos Fortūnai. Blokas Okockytei, lieka su kamuoliu Hoptrans-Renos, 3 sekundės. Nepataiko, paskutinė atakai skirto laiko sekundės Santa Okockytė. Atkovotas kamuolys ir greita, niekam nereikalinga pražanga. Pirmoji bauda netaikli, Kristė Druskytė neišnaudoja varžovių suteiktos lengvos progos. Antroji pataikyta ir lygų 48-48. Prarastas kamuolys, klysta Kauno Hoptrans-Renos. Jau 14 Hoptrans-Renų klaida, 5 vien per šį kėlinį. Iki kurio pabaigos lieka minutė 23 sekundės. Justina Matuzonytė pramušo ir iš vidutinio nuotolio. Justina Matuzonytė šiandien pelno savo 10-ąjį tašką. 4 taiklus metimai iš 9 iš žaidimo. Ir 2 baudos iš 4. Gintarė Jasinskaitė gražiai juda kamuolys ir Kauno Hoptrans-Sirenų puolime. Matuzonytė. Reikia persivaryti aikštelę per 8 sekundės. Pavyksta tai padaryti klaipėdiškiams. Siunčia tolimą metimą krepšio link Brigita Gudelionytė. Jei nepavyksta pataikyti, su kamuoliu lieka Klaipėdos Fortūna, turinti antrąjį šansą. Gudelionytė dar kartą pabando, tačiau kamuolys net neliečia lanko ir baigėsi 24 sekundės. 34,7 dar iki kėlinio pabaigos. Tai reiškia vienintelį dalyką, kad greičiausiai, labiausiai tikėtina po šios Hoptrans-Renų atakos aikštelė šeimininkėms laiko dar liks. Okockytė, 3 taškai, 53-50.
Puikus būdas užbaigti kėlinį, dabar reikia tik apsiginti Kauno Hoptrans Sirenoms. Druskytė. Žaisti be pražangų, vėl liepia Linas Šalkus, visiškai logiškas pasiūlymas. Paskutinės sekundės iš toli Gudelionytė vis dar neprisitaiko, netaiklus jos metimas. 53-50, Klaipėdos Fortūna išvaisto turėtą 5 taškų pranašumą per šį kėlinį, dabar atsilieka 3 taškais ir pabandys, aišku, sugrįžti atgal į ten, kur buvo ketvirtajame kėlinyje. Jam ir likite su Delfi TV. Netrukus prasidės paskutinės, galimai paskutinės 10 minučių šiose rungtynėse tarp Klaipėdos Fortūnos ir Kauno Hoptrans Sirenų. Klaipėdos Fortūna laikosi kur kas geriau negu galbūt buvo galima tikėtis. Aišku, tikėti pergalę namuose niekada nėra gėda, tačiau 50-53 ilgą laiką apskritai pirmavo Klaipėdos Fortūna ir šiek tiek pasimetusi. Trečiajame kėlinyje leidžia dabar varžovėms išsiveržti į priekį. 3 taškų skirtumų Santa Kockytė buvo paskutinė krepšininkė. Pelniusi taškus Kauno Hoptrans Sirenoms, ji ir išvedė savo komandos draugės, savo komandą į priekį. Rezultatu 53-50 po to, kai pataikė tolimą metimą. Likus 15 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos, Santa Kockytė dabar veržėsi po krepšių ir išprovokuoja varžovės pražangą. Jau 20 taškų yra surinkusi Santa Kockytė, dabar 21. Ir 22. 55-50. Kristė Druskytė spaudžia savo varžovę Santa Kockytė. Vieną kartą pavyko išprovokuoti 8 sekundžių klaidą Kauno Hoptrans Sirenoms. Dabar Kristė Druskytė persivaro kamuolį ir turi galimybę atakuoti iš tolėliau. Pataiko Kristė Druskytė, tačiau pataiko jau po to, kai prasižengia puolime kažkurį iš jos komandos draugių, Justinai Matuzonytei. Įrašyta 4. asmeninė pražanga. Beveik identiška situacija ir kitoje aikštelės pusėje. Erikai Liutkutei. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Klaipėdos Fortūna per nepilną minutę, per pusę minutės, kiek daugiau nei pusę minutės ketvirtajame kėlinyje spėjo prasižengti 2 kartus. Kauno Hoptrans Sirenos 1. Mina tritaškio linija Kristė Druskytė. Turite tokį įprotį pastatyti koją į priekį ir tada jau būti 2 taškų zonoje, o ne 3. Vieną netgi tokį metimą pataikė Kristė Druskytė. Dabar tas šūvis netikslus ir Kauno Hoptrans Sirenos po dar vienos Klaipėdos Fortūnos pražangos, kuri užfiksuojama Agnei Černeckytei, pradeda savo ataką. Jasinskaitė. Santoje Kockytei stato užtvarą Monika Petrauskaitė, gauna kamuolį iš savo įžaidėjos, atakuoja iš vidutinio nuotolio, nesiverždama iki galo po krepšių, o po to pražanga Erikai Liutkutei. Dar viena, jau 3. asmeninė ir 2. per pastarąją pusę minutės.
Gudelionytė žingsniuoja. Akivaizdžiai turbūt galima buvo tai matyti iš teisėjo gesto ir apskritai tai viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų. Šiandien sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio 2 kart iš eilės. Prasižengusi Erika Liutkutė, vietoje jos į aikštelę grįžta Rasa Knyzaitė. Šiandien nežaidžianti gero susitikimo. 4 pražangos, 6 taškai, 2 klaidos, 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 metimai iš 4 žaidimo. Petrauskaitė, Knyzaitė. Reikia dabar pataikyti ir tiesiog privaloma pataikyti tokius metimus, to Knyzaitei padaryti nepavyksta ir po to dar pražanga. Penktoji asmeninė nebepakils nuo atsarginių žaidėjų suolelio Rasa Knyzaitė. Lina Šalkus vėl kelia nuo to suoliuko. Erika Liutkutė. Kauno Hoptrans Arenos turi, nepaisant to, kad pademonstruoja keletą nelabai žavėsi keliančių epizodų. Turi persvarą. Dabar ta persvara, aišku, gali sumažėti. Šešios sekundės dabar jau. Černeckytė, na, pasiseka Klaipėdos Fortūnai ir pasiseka tiesiog fantastiškai. Agnė Černeckytė meta balioną. Visiškai neparuoštas metimas, tačiau tai virsta rezultatyvių perdavimų po to, kai metimas neliečia lanko Kristei Druskytei. Kristė Druskytė ima kamuolį, pelno 2 taškus su pražanga ir turi galimybę reikšmingai sumažinti savo komandos atsilikimą. Pataiko baudą Kristė Druskytė. Balčiūnaitė. Pražanga besiginančiai žaidėjai Simona Dobrovolskytė. 5. asmeninė pražanga, ji taip pat amžiams sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na, tie amžiai, aišku, labai ilgai netruks. 7 minutės 42 sekundės gryno žaidimo laiko. Iš tikrųjų, tai net ne Simona Dobrovolskytė sugeba prasižengti. Robertai Mizgerytei įrašytas taisyklių pažeidimas ir per anksti pasmerkiau Simoną. Štai toks baudos metimas. Kornelija Balčiūnaitė. Kamuolys neliečia lanko, dabar perima tą kamuolį Hoptrans Arenos, o Kockytė nepataiko tritaškio, pati buvo arti to, kad atkovotų kamuolį, tačiau to nepadaro. Ataką pradeda Klaipėdos Fortūna. Kristė Druskytė. Agnė Černeckytė. Dabar jau 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Černeckytė dar vieną fantastišką metimą išmeta, tačiau po to reikia ką nors veikti po krepšių Kauno Hoptrans Arenoms, bent jau blogiausiu atveju ten būti. Kitų atveju Justina Matuzonytė, Roberta Mizgerytė, Kristė Druskytė, ką be įvardytume. Gali štai taip imti kamuolius ir po to pelnyti taškus. 56-55 iki 1 taško mažėja Kauno Hoptrans Arenų pranašumas, tačiau čia pat tą pranašumą vėl didina Gintarė Jasunskaitė. 3 taškai, 59-55 minutės pertraukėlė.
Na ką, 59-55 Kauno Hoptrans Sirenos leidusios varžovėms priartėti ir pirmauti šiame kėlinyje. Dabar vėl įgyja kiek saugesnį pranašumą, 59-55 po to, kai tritaškį pataiko Gintarė Jasniuskaitė. Ji šiandien tų tritaškių pataikė 3 iš 6 ir iš viso surinko 14 taškų. Justina Matuzonytė. Iki galo veržėsi Roberta Mizgerytė ir provokuoja pražangą. 2 baudų metimai Kauno Hoptrans Sirenų krepšį. Dabar jau abi komandos yra pasiekusios leidžiamų pražangų limitą. Būtent dėl šios priežasties labai dažnai ekipų žaidėjos svečiuosis prie baudų metimo linijos. Dabar to svečio vaidmenyje Kristė Druskytė, 4 asmeninė pražanga, įrašoma Kornelijai Balčiūnaitei. Pataiko pirmąją baudą Druskytė. Kristė Druskytė sumeta baudų metimus. 2 taškai skiria komandas, 6 minutės 29 sekundės. Iki to, ką galėsime laikyti bent jau dalinė rungtynių atomazga. Santa Aukockytė. Jasniuskaitė, Kornelija, Rasa Žemantauskaitė, Matlašaitė, tai labai atsiprašau. Akvilė Baronėnaitė. Gera proga atakuoti iš vidutinio nuotolio, nepataiko Akvilė Baronėnaitė, o po to nepavyksta dar vieno šanso sau suteikti Kauno Hoptrans Sirenoms. Pavyksta, tik tai šiek tiek palaukti reikėjo, kol nelogiškai kamuolį išmetinės iš už aikštelės ribų Klaipėdos Fortūna. Reikėjo ir perspėti čia Agnę Černeckytę, kad artėja jos link varžovė. Dabar leidžiama tiesiog pelnyti 2 taškus po to, kai buvo perimtas kamuolys. Į Klaipėdos Fortūnos krepšį krenta tie 2 taškai, o dabar jie galės įkristi ir į kitą krepšį, todėl kad pražanga fiksuojama iš karto prieš Kristę Druskytę. Tas iš karto tai dar varžovių dar savoje aikštelės pusėje. 57-61 minutės pertraukėlė, po jos Hoptrans Sirenų persvara gali tapti ir mažesnė. Aštuoni 7, toks yra ketvirtojo kėlinio rezultatas. Šį kėlinį laimi Kauno Hoptrans Sirenos ir dabar į laiminčią šį kėlinį komandą gali tapti Klaipėdos Fortūna. Kristė Druskytė pataiko pirmąjį baudos metimą. Kėlinyje jau 8-8, 61-58 bendras rungtynių rezultatas, abi baudos taiklios ir 2 taškai skiria ekipas. Klaipėdos Fortūna atsilieka, na tačiau kita vertus, klaipėdiškės turi neeilinę galimybę nugalėti kažką kitą nei Šiaulių universitetą ir tą galimybę reikėtų imti ir tiesiog pasinaudoti. Pasakyti žinoma labai paprasta. 3 sekundės, Monika Petrauskaitė. Pataiko į lentą. Druskytė. Simona Dobrovolskytė. Justinai Matuzonytei reikėjo įmesti į kamuolį, tačiau Justina Matuzonytė laiku
neatsisuka priimti perdavimo ir už tai vėliau jau greita ataka. Turi sumokėti Klaipėdos Fortūna, varžovės pabėga į greitą išpolį ir vėl didina savo atotrūkį iki 4 taškų. Černeckytė. Ai. Matuzonytės sumanimas neblogas, Roberta Mizgerytė greičiausiai būtų atsidūrusi laisva po krepšių. Čia viskas baigėsi klaida. Baronėnaitė. Net kliudyti kamuolio turbūt nereikėjo Kristai Druskytei. Viskas būtų greičiausiai pasibaigę klaida. Na, darau tokią prielaidą, tačiau viskas gerai, kas gerai baigėsi. Jau sakiau, šiandien taip ir esu banalus, tačiau Roberta Mizgerytė pelno 2 taškus. 63-61. Labai gerai, kad 2 sakiniai iš eilės buvo visai į ritmą ir susirimavo. Dar viena greita Klaipėdos Fortūnos ataka. Kristė Druskytė lygina mačo rezultatą. 63-63. 4 minutės 14 sekundžių dar, tačiau tas likusias minutės išvysime po minutės pertraukėlės. Hoptrans Arenos prašo minutės pertraukėlės. Linas Šalkus nori galimybės pasitarti su savo auklėtinėmis. Jo komanda praleidžia spurtą. Ir dabar rezultatas jau lygus. Okockytė iki galo nepataiko. Gera buvo proga atakuoti. Niekas ten netrukdė šauti iš toliau Erikai Kregždytei, tačiau po to atkovotas kamuolys puolime, nepaisant to, kad tas metimas buvo netaiklus, vis tiek 2 taškus pelnyti pavyksta Klaipėdos Fortūnai ir dabar tie 2 taškai yra tas skirtumas, kurio pirmauja klaipėdiškės. Akvilė Baronėnaitė nepataiko, labai nesėkmingas susitikimas jai šiandien. Akvilė Baronėnaitė vidutiniškai šiaip meta po 12 taškų, beveik šiandien jos sąskaitoje. Čia tokia pauzė, kol ieškau, 3 taškai. Viena taikli bauda iš 2, vienas 2 taškis iš 4. Klaipėdos Fortūnos nesėkminga ataka. Tačiau Santo Okockytė tikrai lieka tik griebtis už galvos. Atiduoda į kamuolį Erikai Kregždytei, Justina Matuzonytė. Černeckytė norėjo kamuolį, Matuzonytė bando pati, bando aišku provokuoti pražangą. To padaryti nepavyksta. Okockytė dabar į priekį. Agnė Černeckytė prabėga savo varžovę. Puikiai proga buvo pelnyti taškus Santai Okockytei, tačiau ji to nepadaro. Dobrovolskytė. Nėra. Kornelija Balčiūnaitė atkovoja kamuolį. Šiandien jai tai yra 9 atkovotas kamuolys, dar 7 rezultatyvius perdavimus yra atlikusi Kornelija Balčiūnaitė ir surinkusi 7 taškus. O čia Gintarė Jasunskaitė nepataiko tolimo metimo, nepaisant to, kad jau atrodė, kad tas metimas įkris. Kamuolys atitenka Hoptrans Arenoms. Justina Matuzonytė klysta. Dvi minutės 9 sekundės.
O Kockytė nepataiko, vėl šiokia tokia duobė jai. O čia pražanga, leidžianti mesti 2 baudų metimus. Kristei Druskytei. Kristė Druskytė šiandien gan dažna viešnia prie baudų metimo linijos ir ji tų baudų pataikė 10 iš 11 netgi, puikus taiklumas, yra dar atkovojusi 10 kamuolių. Kristė Druskytė, 7 klaidos šiek tiek gadina visą vaizdą. Justina Matuzonytė padarė dar daugiau, 8. Tačiau Kristė Druskytė šiandien, jeigu Fortūna laimės, tikrai bus viena iš pergalės kalvių. Abi baudos taiklios. Puikus baudų pataikymas ir agresyvumas šiandien yra Kristės Druskytės ginklas. Pražanga. Kregždytei, 2 baudų metimai dabar jau prie kito krepšio, minutė 42 vos. Lieka iki kėlinio pabaigos, tačiau įtariu, kad tas laikotarpis gali užsitęsti. Abi komandos žais agresyviai ir nevengs pražangų. Pirma bauda taikli. Antra taip pat. Erika Kregždytė. 2 taškų persvarą turi jos komanda. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikėtų paskubėti, bet neperskubėti. Kristė Druskytė klysta. Santo Kockytė. Pavojinga ją palikti laisvą, tačiau nepataiko Santo Kockytė. Gali kiek ramiau atsikvėpti Klaipėdos Fortūna bent kuriam laikui. Akvilė Baronėnaitė dabar atakuoja iš toli. Galėjo pataikyti labai svarbų metimą Baronėnaitė. Jį prameta, tačiau vos atkovojusios kamuolį. Jį praranda Klaipėdos Fortūnos krepšininkės. Iš toli. Kornelija Balčiūnaitė taip pat nepataiko. Akvilė Baronėnaitė atkovoja kamuolį, kiek galima pramesti. Na, teko girdėti kažkokią istoriją, kad CSKA ir Žalgirio dvikovų laikais buvo tokių dalykų, kaip važiuojančių ekstrasensų į Kauno sporto halę. Vieni užrišinėdavo krepšį, kiti atrišinėdavo. Nežinau, kiek tų ekstrasensų yra šiandien čia Klaipėdoje, tačiau tiek kartų nesugebėti pataikyti iš gerų progų vienos atakos metu reikia sugebėti. Kauno Hoptransrenoms pavyksta. Kristė Druskytė po to siunčiama prie baudų metimo linijos. Ji turi galimybę padidinti savo komandos atotrūkį iki gan nepatogaus varžovėms. Pirma bauda netaikli. Antroji taip pat. Prarasta labai gera proga, galbūt net įtvirtinti pergalę. Ir iš karto po to netgi pražanga. Taigi keičiasi baudų metimo linija. Šiek tiek patraukėme kamerą iš kairės į dešinę ir Kornelija Balčiūnaitė meta baudų metimus. Pati meta, pati blokuoja Kornelija Balčiūnaitė šiandien ir jau ne pirma tokia jos bauda. Antroji taip pat netaikli, o kaip reikėjo tų baudų Kauno Hoptransrenoms. Kokia tai buvo proga. Dabar jau Mizgerytė skubėti nėra kur. Ramiai. Kornelija Balčiūnaitė perima kamuolį. Santo Kockytė pelno 2 taškus. 67. Minutės pertraukėlę išsiskiriame mes. Jos reikia Klaipėdos Fortūnos ekipai šiek tiek. Padrikas, žodžiu, žaidimas Klaipėdos Fortūnos stovykloje turėjo galimybę jos įtvirtinti pergalę. Varžovės turėjo galimybę priartėti arčiau, tačiau yra kaip yra 67-67. Viskas galbūt ir dėsninga. Abi komandos tam tikromis akimirkomis vienodai grybauja šios dienos rungtynėse ir dabar
Matysime, kaip jos baigsis. 29 sekundės, 30 lieka, jos po minutės pertraukėlės. Kągi, rungtynių atomazga jau tojaus pat, na gal ir dar ilgiau pasiliksime Klaipėdoje, labai kažkur neįsiruoškite, jo labiau 15:39 minutės. Dar ne vakaras, veikti dar suspėsite, ką nors, jeigu esate suplanavę, o dabar likite su moterų krepšiniu 67-67. Tarp Klaipėdos Fortūnos ir Kauno Hop Transrenų iš krašto 2 taškai. Erika Kregždytė persveria rezultatą Klaipėdos Fortūnos naudai ir dar 1 minutės pertraukėlė, grįšime visiškai netrukus. Santa Okockytė 15 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kornelija Balčiūnaitė lygina rezultatą. Na, spėjau pasakyti porą sakinių, tačiau vėl nutilsiu minutės pertraukėliai. (69-69), tokie skaičiai švieslentėje, 11 sekundžių 80 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia tame kėlinyje dar niekas neaišku, galime likti ir dar 5 minutėms. Klaipėdoje Klaipėdos Fortūna pelno 2 taškus, tačiau į tai taip pat 2 taškų atsako Kornelija Balčiūnaitė ir sukuria tikrai fantastišką intrigą šios dienos rungtynėse. Abi komandos. Agnė Černieckytė nepataiko, pražanga prieš Santą Okockytę ir ji baudų metimais galės išplėšti pergalę, na nebent Klaipėdos Fortūna turi Memphio Grizzlių arba Vilniaus Lietuvos Ryto praėjusio sezono gyslelę ir per 8/10 sugeba užmesti alėjupą ir po to pataikyti metimą, tačiau greičiausiai taip nėra. Aišku, teorinis šansas visada egzistuoja, o Santa Okockytė prie baudų metimo linijos.
Greičiausiai būtent jos baudų metimai ir bus lemiami. Šiandien kol kas neklydo. Santa Okockytė, pirmoji bauda taikli. 7 iš 7 šiandien ir jau 25 taškai. (71-69). Na, viskas. 71-69, 2 taškų skirtumų baudų metimai. Santa Okockytė išplėšė pergalę savo komandai, antrosios intriguojančios rungtynės iš eilės. Delfi TV eteryje per 2 pastarąsias dienas. Vakar labai intriguojančiame susitikime Utena vis dėlto sugebėjo nugalėti Vilniaus Kibirkštį, o čia 2 taškų skirtumų išneša sveiką kailį iš Klaipėdos Kauno Hoptrans Sirenos. Ilgą rungtynių laiką atsilikinėjusios ir atsilikinėjusios kartais ir tokiais taškų skirtumais, kurie jau tikrai nekėlė jokio pasitenkinimo, nebejoju, kaunietėms, kurios atvažiavo į mačą kaip favoritės. Favoričių vardą pateisina Kauno Hoptrans Sirenos ir išsiveža pergalę iš Klaipėdos. 71-69, aš rungtynės jums padės stebėti Ignas Grinevičius ir Delfi TV. Atsisveikiname iki kitų susitikimų.